Mums gegutė seniai iškukavo, 100 metų širdį kiekvienai. Daug pavasarių jau iškeliavo, bet jaunystė dar liko dainoj. Sustok šalia, mano senas bičiuli, klauskim tekį tvirčiau prie peties. Metų kalną įveikti didžiulį, mums draugystė ir dainos padės. Mums draugystė ir dainos padės. Šiandien visi susibėgame švęsti Vogesos bendruomenės centro įkūrimo 20-ųjų metinių. Noriu pasveikinti visus bendruomenės narius su gražiu 20-ųjų gimtadieniu. Linkiu, kad tų gimtadienių būtų dar daug, kad bendruomenė gyvuotų dar daug metų, vyktų daug renginių, susitikimų. Linkiu, kad bendruomenė sulauktų jūsų pasiūlymų, pageidavimų, norų. Būkime bendruomeniški, atviri, aktyvūs. Prie sveikinimų prisidėjo ir savivaldybės meras Saulius Jauneika. Kad šventė įsibėgėtų, prisiminkime, kaip jūs susikūrė bendruomenė, buvo sukurtas Vogesos himnas.
Sveiki visi lokesiškiai. Prabėgo 20 metų. Ir kažkiek tai jau metų, kai aš nebesusitinku su jumis, bet šįsyk atėjo proga ir mane pakvietė į šitą susitikimą. Bendruomenė susideda iš žmonių, gyvas organizmas. Reikia burtis į veiklas kažkokias, bet tais laikais dar nelabai supratom, kas ta bendruomenė, ką reikia čia mums daryti. Pirmiausia, tai mes ieškojom patalpų. Kai susikūrė bendruomenė, tai mes čia dar negalėjom rinktis. Ačiū Ivickui Henrikui, Marytei Ivickieniai, kurie priglausdavo mus kavinėje Vandorai, kai buvo šalta, ten įvairūs susitikimai buvo, visokie sambūriai. Mes ten gražų Lietuvos 1000-metį šventėm. Kada kreipėmės į rajono savivaldybę, kad mums reikia šitą namelį, kažką tai daryti, remontuoti, nėra nei vieno euro, lito, tais laikais nebuvo nieko. Tai valdžia pagūščiojo pečiais ir sako, greičiau jį nugriauti. Aišku, prieš tai jau buvo bendruomenės pirmininkė Inga Narušienė, kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją ir atnaujino išorę. Tada jau mes puolėme į vidų. Seniūnijos pastangomis darėm, prisidėjo žmonės. Kai kurie jūsų gyventojai, ypatingai Albertas Galiauskas daug mums pagelbėjo kaip statybininkas, kaminą mūrijo, čia ką, paskui visus viešuosius darbus kreipėm, čia viską dėjom ir susikūrėm šitą namelį. O dabar dar, kai ateini į šventę, reikia ir dovanų žmonės. Ačiū dabar. Kad ansamblis nebelokėse ežeryje. Ačiū už pagalbą, ačiū už tuo laiku sunkia pradžią, aš įsivaizduoju, kad buvo sunku. Jūs patarėt, jūs pagelbėjot, jūs padėjot. Ačiū jums labai nuo visos bendruomenės. Ačiū. Bravo, Laima, bravo. Labą dieną. Mėly veidai, svečiai, bendruomenės pirmininkė ir jūsų žmonės. Likimas mane bloškė, atvedė į šitą gražų žemės kampelį, kuriame aš išdirbau 52 metus. Bet čia ne apie tai kalbėsiu. Kalbėsiu, kaip būrėsi bendruomenė. Man tuo metu teko gyventi Naraginės kaime. Ir šitą mažą namelį ėmė burtis dainuojantys žmonės. Tada dar Julė Dragūnienė. Valė sako, tu gal gali ateiti pagroti mums. Rinkosi Julė ten, Salomėja Bronė, Marytė Vickienė, Marytė Baranauskienė ir daug kitų, kurie sukūrėme etnografinį. Etnografinė per maža buvo. Prisijungė Repečkienė, prisijungė Kazlauskienė, aš ir pavardėm nesutiks gal. Tapo ansamblis. Bendruomenė rinkosi pirmininkus. Aš apie juos nelabai žinau, tik visada prisimenu. Algirdą Žemaitį, šviesios atminties žmogų ir jo žmoną Vilę, kuri visada bėgdavo paskui jį ir sakydavo, štai, Algimantų kažva, štai jau tau padėsiu. Ką, pamiršai, štai tau taip atnešu. Mažą namelį pakeitė didelis gražus namas. Tame name buvo pirmininkas Algimantas Žemaitis. Aš visų neprisimenu ir jis su Rasyte Grikinienė išprašė kultūros centro pusę etato. Tipo, kad sumokėtų 200 eurų, tai yra litai dar buvo, 200 litų ir įdarbino mane kaip vadovę. Va tada pradėjo klestėti kaip reikalas Luokiuose. Statėme spektaklį Močiutė ir katinėlis, paskui jisai tapo agitbrigada, jie dalyvavome respublikiniuose renginiuose. Prasidėjo prie ansamblio reikėjo jau ir kapelos. Kapela rinkosi irgi iš visos seniūnijos, nebūtinai tik tai iš Luokiuos. Ir mes ką? Pasiekėme didelius laimėjimus. Tai buvome Duokim garo laidoje. Mes dainavome Cido arenoje Panevėžyje. Mes grojome respublikinėje dainų šventėje. Tikrai visur garsinom
Lokesa vadinosi kolektyvas. Ir apvažinėjome visą Lietuvą. Man šiandieną labai gaila, aš kultūros centre visą laiką man primindavo, kad aš tave, Inga sakydavo, aš tavęs nepaskyriau, tave paskyrė Žemaitis ir Rasytė Grikinienė. Aš nebeiškenčiau ir išėjau iš ten. Išėjau ir labai gaila, atsiprašau visų lokesiškių, aš jūs visus labai myliu, aš jūsų visų veidus matau ir pažįstu, kad Lokesą pakeitė Ežeryje. Mes esame visuomenininkai. Aš visuomenininkė, dirbam be atlygio, bet turim labai mylinčią širdis dainai, muzikai ir grojame. Na, pagaliau repetuojam garaže pas mane prie ežero, darželyje buvom, kur mes tik nebuvom. Ir dabar esam visai be vietos vėl. Tai taip, kad pasiekti didelį lygį, tai reikia turėti kur dirbti pirmiausia. O kai nėra, tai sunku. Nu, bet ką padarysi? Aš noriu pabaigti savo kalbą tokiu šūkiu. Kol mes grojame, tol aš gyvenu. Ežeryje linki jums, bendruomeniai ir pirmininkai, naujų sumąstymų, naujų darbų. Kaip mes nepamiršome jūsų, nepamirškite ir mūsų. Ačiū už dėmesį.
saulė žėrinti, saulė neša mus, mes gamtais takais sugrįšim į savo namus. Virš molėtų, virš kalvų smėlėtų, plauks daina, plauks daina. Sėsk į valtį, būrės baltas, neš tave, neš tave, o neš tave. Virš molėtų, virš kalvų smėlėtų, plauks daina, plauks daina. Sėsk į valtį, būrės baltas, neš tave, neš tave, o neš tave. Virš molėtų, virš kalvų smėlėtų, plauks daina, plauks daina. Sėsk į valtį, būrės baltas, neš tave, neš tave, o neš tave. Virš molėtų, virš kalvų smėlėtų, plauks daina, plauks daina. Sėsk į valtį, būrės baltas,